taip galime įvardinti. Ir dabar, aišku, norėtume paklausti turbūt Nord Stream atstovų dėl šio projekto. Ačiū už jūsų prezentaciją, dėja, jinai sukėlė daugiau klausimų negu atsakymų. Ir tikrai, manau, daugeliu susirinkusių tie klausimai, jie turės progos jūs paklausti. Ir apskritai, iš to, ką jūs pateikėte, sunku įsivaizduoti ir neįtikinant, kad šitokio dydžio, šitokio masto projektas, kaip jūs patys įvardinate savo kryptimis, savo dydžiu, neturės poveikio Baltijos jūrai, neigiamo poveikio Baltijos jūrai. Aš esu koordinatorė peticijos dėl Šiaurės Europos dujotiekio poveikio Baltijos jūrai. Ją pasirašė 30 000 Europos piliečių, 18 nevyriausybinių organizacijų. Ji buvo svarstyta Europos parlamente ir jūs turbūt žinote, kokius rezultatus tai davė. Ir Europos parlamentas priėmęs rezoliuciją šitos peticijos pagrindu išreiškė abejonės dėl šito dujotiekio. Ir galima išskirti 3 dalykus. Tai yra nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimas, tai yra alternatyvų nepakankamas apsvarstymas ir žala ir galimos žalos atlyginimas. Tai tiek, kiek man teko skaityti jūsų pateiktą analizę, toje analizėje šis nėra užsimenama apie kokią nors žalą. Net ir šiandien jūs pateikėte duomenis, ką jūs darot, kaip jūs darot, bet koks rezultatas. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tikrai galvojate, kad, na pavyzdžiui, netgi tas pats dumblo išjudinimas, kuriame yra nusėdę kenksmingos medžiagos ir kurias jūros srovės išplukdys po jūrą ir užterš žuvis, kitus jūros organizmus taip pat turės poveikį žmonėms. Negi jūs galvojate, kad to poveikio nebus. Tai aš norėčiau išgirsti atsakymą iš jūsų, gerbiami ponai, iš Nord Streamo atstovų, iš projekto įgyvendintojų, iš tų žmonių, kurie galbūt patys gyvena aplink Baltijos jūrą arba jūsų vaikai gyvena aplink Baltijos jūrą. Negi jūs tikrai galite sąžiningai ir ranką prie širdies pridėję pasakyti, kad šitas projektas neturės neigiamo poveikio Baltijos jūrai ir mūsų gyvenimui. Tai leisim atsakyti.